Konstruktorius yra speciali operacija, kurios pagrindinė paskirtis yra sukurti klasės objektą, jam iš karto priskiriant pagrindinės atributo reikšmes ir atliekant kitus reikalingus veiksmus užtikrinančius objekto paruošimą naudoti. Kitaip tariant, konstruktorius turi užtikrinti, kad sukonstruotas objektas iš karto yra validus. Jis pateikiamas klasės operacijų elemento dalyje. Konstruktorius priešingai nei kitos operacijos niekada neturi grąžinamų tipų. Taip pat šalia jo pavadinimo nereikia nurodyti void. Konstruktorius visada grąžina klasės objektą. Svarbu paminėti, kad konstruktoriuose neturi būti ilgai trunkančios logikos, kurios galėtų sulėtinti objekto kūrimą. Pavyzdžiui, asinchroninės operacijos, tinklo užklausos, duomenų bazės operacijos ir kita. Konstruktoriaus pavadinimas paprastai sutampa su klasės pavadinimu. Tačiau UML diagramose gali būti naudojamas ir raktažodis create. Konstruktoriaus pavadinimas visada rašomas pabrauktu tekstu. Pavyzdžiui, klasės banko sąskaita, angliškai bank account, konstruktoriaus pavadinimas taip pat turėtų būti banko sąskaita. Kad būtų aiškiau, pavaizduokime ir alternatyvę UML klasę banko sąskaita, kurioje konstruktoriui apibrėžti naudojamas raktažodis create. Jei objektas gali būti paruoštas naudojimui be jokios specialios logikos ar duomenų, tada naudojamas numatytasis konstruktorius. UML klasės diagramoje toks konstruktorius neatvaizduojamas. Tai konstruktorius, kuris neturi parametrų ir automatiškai sukuria objektą su numatytomis atributų reikšmėmis. Jei klasėje nenurodomas joks konstruktorius, dauguma programavimo kalbų, pavyzdžiui Java ar C#, automatiškai sugeneruoja numatytąjį konstruktorių. C# programavimo kalboje sukurkime klasę banko sąskaita, angliškai bank account, turinčią numatytąjį konstruktorių. Kaip jau minėta, numatytasis konstruktorius susigeneruoja automatiškai, todėl jo nurodyti nereikia. Atlikime naują banko sąskaitos objekto inicializaciją naudodami numatytąjį konstruktorių. Kadangi numatytasis konstruktorius neatlieka jokios papildomos logikos, atributams savininkas, angliškai owner, balansas, angliškai balance, ir palūkanų norma, angliškai interest rate, bus priskirtos reikšmės pagal jų duomenų tipo numatytasias reikšmes, atitinkamai 0, 0,0 ir 0,0. Jau žinome, kad numatytasis konstruktorius reiškia tik automatiškai sugeneruotą konstrukciją be papildomos logikos. Jei reikalinga papildoma objekto paruošimo logika, tačiau konstruktoriui nereikia perduoti jokių parametrų, tokį konstruktorių reikia aprašyti rankiniu būdu. Šis konstruktorius yra vadinamas konstruktoriumi be parametrų. C# programavimo kalboje aprašykime konstruktorių be parametrų, kurio paskirtis priskirti nestandartinės pradinės reikšmės klasės atributams. Sukonstruokime naują objektą naudodami šį konstruktorių be parametrų. Dabar iškvietus konstruktorių atributui balansas bus priskirta reikšmė 100,0, atributui palūkanų norma bus priskirta reikšmė 0,05, o atributo savininkas reikšmė išliks 0, nes tokia yra numatytojai string tipo reikšmė. Nestandartinių reikšmių priskirimo logiką UML klasės diagramoje galima pavaizduoti naudojant ir atributų numatytasis reikšmes. Matome, kad UML diagramoje atributui balansas, angliškai balance, priskirta reikšmė 100,0, o atributui palūkanų norma, angliškai interest rate, reikšmė 0,05. Tuo tarpu atributui savininkas, angliškai owner, numatytoje reikšmė nenurodyta, todėl ji išliko 0. Nors mums pavyko pavaizduoti nestandartinių reikšmių priskirimo logiką, kita vertus svarbu suprasti tai, kad UML klasių diagramoje pati logika, kuri vykdoma konstruktorė, nėra pavaizduojama. Klasių diagrama apibrėžia tik konstruktoriaus egzistavimą, jei reikia pavaizduoti konstruktoriaus logiką, tai daroma kitose UML diagramose, tokiose kaip veiklos, angliškai activity, arba sekų, angliškai sequence. Jei validaus objekto sukūrimui reikalingi specifiniai duomenys, naudojamas parametrizuotas konstruktorius. Pakeiskime UML klasę banko sąskaita taip, kad būtų atvaizduotas parametrizuotas konstruktorius ir jame nurodyti parametrai savininkas, angliškai owner, ir balansas, angliškai balance. Šis konstruktorius priima vieną ar daugiau parametrų, kurie perduodami objektui.
Parametrizuotas konstruktorius leidžia užtikrinti, kad kuriant objektą jis iš karto bus validus ir paruoštas naudoti. Kitaip tariant, įvedamas apribojimas, kuris ateityje neleis sukonstruoti objektų be privalomų duomenų ir paruošimo logikos. Tai labai padeda išvengti ateities klaidų programuose. Taigi, jei klasė turi bent vieną privalomą atributą, parametrizuotą konstruktorių reikėtų aprašyti visada. Iš to galima daryti išvadą, kad klasė banko sąskaita, angliškai bank account, privalo turėti bent vieną parametrizuotą konstruktorių, nes neįrašius atributo savininkas, angliškai owner, reikšmės sukonstruotas objektas yra nevalidus ir neturi prasmės. Ši konstruktoriaus notacija nurodo, kad kuriant objektą privaloma perduoti minėtus parametrus. Tam, kad mūsų programa atitiktų YOML modelį, C# programavimo kalboje klasiai banko sąskaita taip pat pakeiskime konstruktorių į parametrizuotą su dviem parametrais – savininkas ir balansas. Panaudokime šį parametrizuotą konstruktorių. Tam reikės per parametrus perduoti dvi reikšmes, pavyzdžiui, Jonas Jonaitis ir 1000,0. Kadangi naudojamas parametrizuotas konstruktorius atributams savininkas, angliškai owner, ir balansas, angliškai balance, bus priskirtos reikšmės pagal perduotus parametrus. Šiuo atveju atributui savininkas bus priskirta reikšmė Jonas Jonaitis, o atributui balansas reikšmė 1000,0. Parametrizuotas konstruktorius turi 4 svarbias ypatybės. Pirmoji. Parametrai turi būti paduodami eilės tvarka atskiriant juos kableliais. Tai reiškia, kad pirmasis parametras owner priskiriamas sąskaitos savininko vardui, o antrasis parametras balance pradiniam balansui. Jei parametrai perduodami neteisinga tvarka, gali įvykti klaida arba neteisingas objekto inicializavimas. Antroji. Parametrizuoto konstruktoriaus parametrų tipai nebūtinai turi sutapti su atributų tipais, kuriems priskiriamos reikšmės. Jei tipai nesutampa, konstruktorius turi atlikti paskelbimo angliškai cast operaciją, kuri vieną duomenų tipo reikšmę pritaiko kitam duomenų tipui. Trečioji. Kai kuriuose programavimo kalbose parametrizuotas konstruktorius gali turėti numatytasis parametro reikšmės. Tuomet, jei konstruktoriui nėra perduodama tokio parametro reikšmė, naudojama numatytoji reikšmė, o parametras tampa neprivalomu. Ketvirtoji. Svarbu žinoti, kad jei klasėje apibrėžiamas bent vienas parametrizuotas konstruktorius, numatytasis konstruktorius automatiškai nebesukuriamas. Prisimename, kad klasė gali turėti ir statinius atributus, kurie YOML klasės diagramoje užrašomi pabrauktų tekstu. Šie statiniai atributai priklauso pačiai klasiai, o ne konkretiems jos objektams. Tai reiškia, kad jie egzistuoja nepriklausomai nuo sukurtų objektų skaičiaus ir yra bendri visai klasiai. Kadangi konstruktorius atsakingas už objektų sukūrimą, statinio atributų reikšmių priskirimas nėra atliekamas konstruktoriuje. Pavyzdžiui, jei klasėje banko sąskaita, angliškai bank account, atributą palūkanų norma, angliškai interest rate, padarysime static, konstruktorius, kuriame panaudojamas parametras palūkanų norma bus blogas. Vienoje klasėje gali būti daugiau nei vienas konstruktorius, tačiau jie turi skirtis paduodamų parametrų skaičiumi arba tipais. Tai vadinama konstruktoriaus perkrovimu, angliškai constructor overloading. Konstruktorių perkrovimas leidžia lanksčiai kurti objektus, pritaikant inicializaciją pagal konkrečius poreikius. Pavyzdžiui, klasėje banko sąskaita galima apibrėžti kelis konstruktorius. Konstruktorius be parametrų, kuris skirtas labiau demonstracijai ir neturi praktinės paskirties. Parametrizuotas konstruktorius su vienu parametru savininko vardui, skirtas minimaliam validžiam objektui sukurti. Ir parametrizuotas konstruktorius su 3 parametrais, skirtas pilnai užpildyti objekto atributus. Šios 3 konstruktorius implementuokime C# programavimo kalboje. Svarbu suprasti tai, kad šiame pavyzdyje pademonstruotas konstruktorius be parametrų neturi praktinės paskirties, nes atributai savininkas, angliškai owner, ir balansas, angliškai balance, įgyja numatytasis reikšmes 0 ir 0,0. Tai reiškia, kad sukonstruotas objektas nėra pilnai validus. Realiame projekte turi būti naudojami tik prasmingi konstruktoriai. Paveldėjimas leidžia išvestiniai klasiai perimti bazinės klasės savybės ir metodus.
Tačiau konstruktoriai nėra paveldimi, nes jie yra specifiniai kiekvienai klasiai. Tai reiškia, kad išvestinėje klasėje turi būti apibrėžtas savo konstruktorius, net jei jis tiesiogiai remiasi bazinės klasės konstruktoriumi. Jei bazinė klasė turi parametrizuotą konstruktorių ir nėra numatytojo konstruktoriaus, išvestinės klasės konstruktorius privalo iškviesti parametrizuotą bazinės klasės konstruktorių. Priešingo atveju kompiliatorius sugeneruos klaidą. Išvestinės klasės konstruktorius gali ir dažnai turi iškviesti bazinės klasės konstruktorių, kad inicializuotų paveldėtus atributus. Implementuokime šią klasę ir C# programavimo kalboje bei užtikrinkime, kad būtų kviečiamas bazinės klasės banko sąskaita konstruktorius. Čia naudojamas base raktažodis. Konstruktorių grandinė tai mechanizmas leidžiantis vienam konstruktoriui iškviesti kitą tos pačios klasės konstruktorių. Šis metodas padeda efektyviai naudoti inicializacijos logiką ir sumažinti kodo dubliavimą. Pagrindinė idėja yra užtikrinti, kad visi konstruktoriai būtų nuosekliai vykdomi vienas paskui kitą. Klasė banko sąskaita puikiai demonstruoja konstruktorių grandinės, angliškai constructor chaining, naudojimo principą. Jei naudojamas pirmasis konstruktorius, turintis tik vieną parametrą, jis tik priskiria reikšmę savininko atributui. Čia konstruktorių grandinė nenaudojama. Kita vertus, jei naudojamas antrasis konstruktorius, kuris priima du parametrus, sąskaitos numerį ir savininką, tuomet jis pirmiausiai iškviečia pirmąjį konstruktorių ir perduoda jam savininko parametrą. Pirmasis konstruktorius priskiria reikšmę atributui savininkas. Tik po to kodo vykdymas grįžta į antrąjį konstruktorių, kuris priskiria reikšmę atributui numeris. Jei naudojamas trečiasis konstruktorius, kuris priima 3 parametrus, jis iškviečia antrąjį ir perduoda jam numerio ir savininko parametrus. Tuomet antrasis konstruktorius kviečia pirmąjį, jam perduodamas savininko parametrą. Pirmasis konstruktorius priskiria reikšmę atributui savininkas, tada kodo vykdymas grįžta į antrąjį konstruktorių ir priskiriama reikšmė atributui numeris. Ir tik tada trečiame konstruktoriuje priskiriama reikšmė atributui palūkanų norma. C# programavimo kalboje tokia konstruktorių grandinė gali būti implementuota nurodant 3 konstruktorius. Konstruktorių grandinė užtikrinama naudojant raktažodį this, kuris leidžia vienam konstruktoriui iškviesti kitą tos pačios klasės konstruktorių, perduodant jam parametrus. Konstruktoriai, kaip ir kitos klasės ypatybės, gali turėti 4 skirtingus matomumo lygius, kurie nurodo, kas gali naudoti konstruktorių. Panagrinėkime kiekvieną iš matomumo modifikatorių. Viešas, angliškai public, konstruktorius suteikia galimybę kurti objektus iš bet kur klasė yra pasiekiama. Tai yra dažniausiai naudojamas matomumo modifikatorius, kai nėra poreikio riboti objekto kūrimo galimybių. Privatus, angliškai private, konstruktorius riboja objektų kūrimą tik pačioje klasėje. Tai naudinga, kai norima, kad klasė neturėtų galimybės būti tiesiogiai inicializuojama iš išorės. Pavyzdžiui, jei naudojamas singleton projektavimo šablonas. Apsaugotas, angliškai protected, konstruktorius leidžia kurti objektus tik paveldėtose klasėse. Tai naudinga, kai bazinė klasė neturi būti tiesiogiai inicializuojama, tačiau leidžia išvestinėms klasėms valdyti inicializaciją. Pavyzdžiui, abstrakčios klasės dažnai turi apsaugotus konstruktorius, siekiant nurodyti, kokį konstruktorių turėtų turėti konkreti klasė. Paketo, angliškai package. Konstruktorius leidžia kurti objektus tik tame pačiame pakete.